Labas, jei ką tik įsigijai savo pirmą moliūgo kalabasą, sveikinu. Kalabasa moliūgas plačiausiai naudojamas Argentinoje, kur be jo yerba mate ritualas praktiškai neįsivaizduojamas. Kiekvienas naujas moliūgas yra unikalus ir vis kitoks. Bet prieš ruošiant savo pirmąją matę, moliūgo kalabasą reikia išvalyti ir pažadinti, atlikti pirmąjį kurado procesą. Visų pirma apžiūrime moliūgą. Jei yra atsisluoksniavusių moliūgo atplaišų, jas iškart galime pašalinti. Tada pripildome apie 75% kalabasos yerba mate žolelėmis. Iš tikrųjų, argentiniečiai dažniausiai kurado procesui naudoja jau panaudotas senas yerba mate žoleles, bet puikiai tinka ir naujos nepanaudotus. Iki viršaus užpilame apie 75–80 laipsnių karštų vandeniu. Vanduo gana greitai susigeria, todėl reikėtų vis papildyti, kad kalabasa būtų pilna. Užpiltą moliūgą paliekame pastovėti apie 24–36 valandas, o susigėrus ir išgaravusį vandenį vis papildome iš naujo. Kitą dieną visų pirma išvalome matę žoleles. Jei yra svarbu pašalinti moliūgo minkštimą ar likusius sluoksnius bei atplaišas. Jos būna ne visada, kaip jau sakiau, kiekvienas moliūgas unikalus ir vis kitoks. Išplauname moliūgą ir su šaukštu išvalome likučius. Svarbu nepažeisti moliūgo, tik pašalinti tai, kas atsiskyrė ir liko. Noriu parodyti bazinius kalabasa moliūgo paruošimo etapus, bet iš tikrųjų visada galite savo moliūgui suteikti papildomo žavesio. Kalabasa įgeria skonius ir kvapus, dėl to šiek tiek suapvalina matę skonį, sumažina natūralų kartumą. Drąsiai improvizuokite. Su žolelėmis jūs galite moliūgui suteikti papildomų savo mėgstamų skonių, įdėti citrinos, apelsino žievelių, mėtos ir panašiai. Esu netgi gėręs matę iš kalabasos, kur kurado procese šeimininkas įpildavo šiek tiek viskio, dėl išskirtinio kvapo ir aromatų. Norėdami suteikti kalabasai tikresnį ir gilesnį skonį, argentiniečiai dažnai šį procesą pakartoja kelis kartus. Tai nėra būtina, nebent ilgai nenaudosite savo moliūgų, tada pakartokite vėl. Kurado procesas sutvirtina moliūgo sieneles, prailgina kalabasą tarnavimo laiką, uždaro vidinius moliūgų mikroįtrūkimus. Teisingai paruošta kalabasa tarnaus metų metus ir suteiks papildomą skonį ir aromatą yerba mate. Moliūgą paliekame pilnai išdžiūti ir bravo, jūsų pirmasis kurado pilnai baigtas. Tik dabar galite ramiai ruošti pirmąją savo yerba mate. Tai ne tik indas ir jo paruošimas, tai yerba mate ritualo pradžia.